Sveiki! Šiandien aiškinamės vieną paprastą, bet labai svarbią anglų kalbos taisyklę. Ji tikrai pravers, kai norėsis apibūdinti kambarį ar pasakyti, kas yra sode. Pamatysit, po šio trumpo paaiškinimo viskas bus lengva ir aišku. Taigi, kaip reikėtų pasakyti angliškai, pavyzdžiui, kambaryje yra stalas arba sode auga gėlės? Visas atsakymas pasirodo telpa į dvi labai paprastas frazes. Taigi, gilinamės? Gerai, bet prieš neriant tiesiai į gramatiką, pasiruoškim truputį pagrindą. Reikia kelių naudingų žodžių. Juk logiška tiesa, kad apibūdintum kambarį, pirmiausia reikia žinoti, kaip daiktai jame vadinasi. Štai keli pagrindiniai žodžiai. Matom lentelėje a sitting room, tai žinoma svetėlė. Tada turime a wardrobe, rūbų spinta. Ir žinoma, aprašymams labai svarbus būdvardžiai. Pavyzdžiui, spacious, tai erdvus. Ir mano mėgstamiausias cozy, reiškintis jaukus. Su jais aprašymai iškart tampa daug gyvesni, ar ne? Gerai, žodžių jau turim. Dabar gramatika. Ir pradedam nuo pačių pagrindų. Ką daryti, kai norima paminėti tik vienintelį daiktą? Štai ir pirmoji, sakyčiau, auksinė taisyklė. Kai kalbam apie vieną daiktą, visada sakome there is, viskas. Paprasčiau nebūna, tiesa? Iš esmės tai tiesiog reiškia yra. Na ir iškart pavyzdys, kad būtų aiškiau. Sakinys. There is a nice lawn near our house. Verčiame. Prie mūsų namo yra graži veja. Veja viena. Vadinasi, taisyklė veikia idealiai. Naudojame there is. Gerai, su vienu daiktu jau kaip ir aišku. Bet, o kas jeigu jų yra daugiau? 2, 3, 10, ką tada daryti? Na, taisyklė truputį pasikeičia. Ir tas pasikeitimas yra super paprastas. Kai daiktų yra daugiau nei vienas, žodelį is tiesiog keičiame į are. Taigi, vietoj there is sakysime there are. Logika lygiai ta pati, tik pritaikyta daugiskaitai. Viskas. Ir vėl pavyzdys. There are 2 armchairs to the right. Lietuviškai tai būtų dešinėje yra 2 foteliai. Foteliai 2. Vadinasi, daugiskaita, todėl taisyklė reikalauja naudoti there are. Viskas absoliučiai logiška. Gerai, jau gebame pasakyti, kas yra. Tiek vienas daiktas, tiek daug. Bet kaip pasakyti, ko nėra? Arba, tarkim, kaip paklausti, ar yra? Na, laikas išsiaiškinti ir šituos dalykus. Paversti teigiamą sakinį neigiamu yra, tiesiog juokingai paprasta. Prie is tai reikia pridėti žodelį no. Ir viskas. Pavyzdžiui, there is a vase virsta there is no vase. Viskas, nieko daugiau. Ir lygiai tas pats principas galioja ir daugiskaitai. There are 2 chimneys. Tampa, spėkit, there are no chimneys. Vėlgi tiesiog pridedame tą patį no. Dabar klausimai. Ir čia, patikėkit, taisyklė gal net dar paprastesnė. Tiesiog apkeičiam pirmuosius 2 žodžius vietomis. Hop! Ir viskas. There is virsta klausimu is there, o there are there? Aišku, gale dar reikia nepamiršti klaustukų. Ir štai kaip visa tai veikia realiame pokalbyje. Tarkim, kažkas klausia, is there a vase in the bookcase? Atsakyti galima labai trumpai ir aiškiai. Yes, there is, jeigu taip, arba no, there is not, jeigu ne. Na ką, teorijos, manau, jau tikrai pakaks. Dabar metas truputį pasipraktikuoti. Bus keli sakiniai, reikės mintise įrašyti trūkstamą žodį. Pasiruošę? Pirmyn. Gerai, pirmasis sakinis. There is a big table in the kitchen. Pagalvokim, kalbama apie vieną didelį stailą. Taigi, kas čia turėtų būti? Is ar are? Duokim sekundę pagalvoti. Taip, žinoma, kad jis. Kadangi stalas yra vienas, teisingas atsakymas yra there is. Puiku. Gerai, antras sakinys. The 2 pictures on the wall. Dabar dėmesio, kalbam apie 2 paveikslus. Ką renkame šį kart? Is ar are? Teisingai, šį kart are. Kadangi paveikslai yra 2, naudojama daugiskaitos forma there are. Labai gerai.
O dabar pažiūrėkim, kaip visos šitos taisyklės susijungia į vieną gražų pasakojimą. Pavyzdžiui, galima pasakyti, there are 2 chimneys on the roof. Ir tame pačiame aprašyme iškart pridėti, there's 1 door there. Matot, viename tekste galima laisvai šokinėti nuo vienas skaitos prie daugiskaitos ir atvirkščiai. Taip ir sukuriamas pilnas detalus vaizdas. Na ir pabaigai toks mažas iššūkis. Tiesiog apsižvalgykite aplink save. Dabar. Kas ten yra? Pamėginkite suformuluoti bent vieną sakinį apie savo aplinką. Galbūt tai bus there is a cup on the table? O gal there are books on the shelf? Koks sakinis pirmiausia ateina į galvą? Va čia ir yra pats geriausias būdas įtvirtinti viską, ką šiandien aptarėme.